kreatyviai dabar viską reguliuoja, kur seniau ten galėjo nustatyti kažkokią auditoriją, kur norit pasiekti, taip toliau. Media buyingas realiai nėra komplikuotas, arba jį jau 90% atlieka Facebookas su savo algoritmu. Gilinkitės į kreatyvus, kaip geras reklamas padaryti. Tai mes einam pagal 7 tram formuluotę. Kas tai yra? 7% iteracijų, 3% naujų reklamų. Iteracija yra, kai mes paimam kažką, kas veikia, ir tada tai mes optimizuojam. Labai paprastai, pavyzdžiui, turim image reklamą, kur mes komunikuojam, kad dabar yra 50% reklama mūsų svetainį. Ir tai gerai važiuoja. Tai iteracija būtų, kur mes tą patį komunikuojam, 5% nuolaidą, bet pristatom kitaip. Pavyzdžiui, pirmoje reklamai mes tiesiog tekstu parašėm, antroje reklamai galime paimti kažkokį žmogų, kuris stovi prieš kamerą ir pasako. Iteracijas darom, jeigu kažkas veikia. Kodėl tiek daug procentaliai iteracijų apsimoka daryti? Nes jeigu kažkas važiuoja, mums labai yra pigu tai iteruoti. Ir didesnis šansas, kad tai pasiteisins. O tada mes turim tos 3%, kurios mes vis tiek testuojam naujus adsus, tai yra naujas idėjas, naujus angle. I have an idea. Oh, good. Jeigu niekas nevažiuoja, tada fokusuokitės testuoti idėjas. Tai eikit ant to, ką komunikuot, nes tai darys didžiausią įtaką. Pavyzdžiui, pardavinėju skalbimo mašiną ir galiu komunikuoti, kad šitą skalbimo mašiną naudoja labai mažai vandens. Arba kitas komunikacijos kampas yra, kad ant šitą skalbimo mašiną labai mažai elektros naudoja. Tai mums pirmą reikia rasti kampą, kuris kabina žmonės, ir tada mes jau galime iteruoti su to 7 tram formuluoti.